Sveiki, malonu, kad įsijungėte šį video ir šiame video trumpai apie tai, jeigu būčiau žinojęs, kad taip lengva numesti svorį, niekada nebūčiau taip ilgai delsęs ir būtent norėčiau pasidalinti savo klientės istoriją, kaip jai tai pavyko padaryti. Tai visą laiką žinome, kad, pavyzdžiui, pas mane ateina klientai ir sako, mane kankina jojo valgymas, aš persivalgau vakare, labai trokštu tų saldumynų, niekaip neišeina numesti tą svorį, atrodo, viską išbandžiau, niekas neveikia ir aš puikiai suprantu šį žmogų, kad tikrai jis daug ką išbandė ir neveikia ir atrodo tikrai ir tie influenceriai pardavinėja įvairiausius papildus ir sako, va čia žiūrėk, yra keto mityba, yra dar kažkoks detoksas ir tikrai pasiekti tos rezultatus ir atrodo jūs nusiperkate, pabandote ir ten pirmas dienas krenta svoris, o paskui tas svoris greitai grįžta ir galvojate, tai kur tas šuo pakastas, kodėl būtent nėra man tų rezultatų, nors jie atrodo, kad sako, va, čia pasieksi gerus rezultatus ir vis tiek ten, ar tai pradedat laikytis dietos ir tas alkis didelis ir taip, ar šiaip pasiskaitote kažką internete ir nepavyksta, ir tai kaip mums pavyksta padaryti tai su savo klientais. Tai sistema yra labai paprasta, klientai pradeda sekti savo mitybos racioną, ką suvalgo ir taip pradeda intuityviai rinktis suvalgymus produktus, nesupranta, kad banane yra 100 kalorijų, ten aliejuje 10 gramų yra 90 kalorijų. Tiesiog, jeigu mes norime suprasti, kaip tas svoris krenta, mes turime suprasti maisto energetinę vertę. Pavyzdžiui, aš galiu pasiemu pakelį, užtrunku vos keletą sekundžių, pasižiūriu, o gerai, pakelį 50 gramų, užrašyta 460 kalorijų, reiškia, tikriausiai 230 kalorijų suvalgė šitą pakelį. O jeigu taip pat galvoju, aš valgau bet ką, nesuprantu, ką aš dedu į savo burną, suvalgau tokius 3 pakelius 700 kalorijų, žiūrėkit, mano beveik pusė dienos normos ir aš tada žiūriu ir galvoju, kodėl aš nesulieknėju. Tai labai svarbu suprasti, ką dedate į burną tam, kad visą laiką galėtumėte paskui lengvai atsirinkti tą maistą, kokį jūs suvalgote. Ir kai yra padaromas toks pirmas žingsnelis, mes matome, kokias žmogus klaidas daro ir jis jau supranta, ta prasme, kiek jis tų kalorijų gauna iš maisto ir tada yra labai lengva judėti į priekį. Ir tą užtenka padaryti vos 3-4 dienas, kad ateitų tiesiog suvokimas ir mums tai yra svarbiausias dalykas. Kai mes pamatome, ką valgome, mes galime matyti, galbūt mes suvalgome per mažai kalorijų metant svorį, nes ten 700 kalorijų valgant kažkokį tavo įprastą maistą, nes pavyzdžiui, kai žmogus pradeda sekti savo maistą, jis tada pradeda atidžiau rinktis tą maistą ir galbūt išvengia kažkokio nereikalingo maisto, kurį būtų pasirinkęs bet kada kažkur darbę, bet nors jis nebūdavo alkanas. Tai pamatome tą kalorijų suvartojimą ir pamatome, ar žmogus gauna pakankamai sveikų riebalų, ar nepersivalgo angliavandenių, ar suvalgo pakankamai baltymų. Ir kai mes tai matome, mes galime matyti, gerai, žmogus nesuvalgo pakankamai baltymų, mums tada reikia į mitybos racioną įtraukti daugiau baltymų tam, kad žmogus sėkmingai lieknėtų. Ir aš nesuprantu, kodėl kiti specialistai, kurie siūlo detoksus ar whatever, jums nerekomenduoja valgyti baltymų ir tai labai yra didelė klaida, kuri kaip ir gali jums neleisti pasiekti tų išsikeltų tikslų. Tada paimkime tą dar kokį kitą atvejį, kad jūs pradėjote laikytis dietos ir galvojate, reikia pradėti sportuoti, nueinate pas kažkokį treneris. Tada jūs paleidžiate daryti kažkokią nors ten labai sudėtingą programą ir jums po tos treniruotės skauda visus raumenis ir atrodo nebegalite nieko daryti, kas irgi yra klaida, arba pradedate tiesiog per daug vaikščioti ir vėlgi kankinate save su to fiziniu aktyvumu. Ir svarbiausia, kad pradėjus laikytis dietos nereikia jums pradėti sportuoti. Jūs tai galite padaryti kažkada vėliau ir pradėti po truputį, tai pradėti ar nueiti po 3000 žingsnių, gal pradėti nuo 1 treniruotės per savaitę. Nebūtina sportuoti sporto salėje, gal užtenka nueiti kokią zumbą ar dar kažką, ką jums taip patinka daryti. Ir taip žingsnelis po žingsnelio susidėlioti savo tokią gyvenimo rutiną, kurios galėtumėte laikytis visą gyvenimą, tiek būtų sporto, tiek mitybos rutina. Ir tada, kai aš papasakoju savo klientui, kad jis gali taip paprastai pasiekti savo tos tikslus, jis tiesiog turi prisimti savo atsakomybę už savo veiksmus ir jam reikia tiesiog tų paprastų gairių, kurios puikiai veikia. Ir jeigu jis pasilaiko šių gairių, jis pasiekia labai gerus rezultatus. Minus 10 kg per porą mėnesių, minus 17 kg, minus 30 kg per 6 mėnesius, minus 40 kg per metus. Ir šitie rezultatai yra pasiekimi su didžiaja mano klientų dalimi. Taip, aš dalinuosi tomis sėkmės istorijomis, bet
palyginus su kitais specialistais atrodo ten sekėjų šimtais tūkstančių, nėra tų sėkmės istorijų. Tai reiškia, kažkas yra daroma ne taip, ar yra paduodama ta nekokybiška informacija, kodėl jums neina pasiekti tų rezultatų. Ir mano visą laiką tikslas ir buvo tapti vienu iš geriausių mitybos specialistų Lietuvoje ir jau yra padėta daugiau negu 2500 klientų ir sėkmingai tas klientų kiekis didėja, kuriuojame projektus, kurie pakeis visą Lietuvą, pakeis visą svorio metimų industriją tam, kad tiesiog sukurti jums didelę vertę ir jūs būtumėte sėkmingi. Aš galėčiau pasidalinti savo tą patirtimi. Kaip ir sakote, kažkas sako, kad čia jaunai atrodo ir negali man padėti, nes man čia 45 metai, tu nesupranti. Tai vėlgi yra ta didelė praktika, jau 7 metus užsiemu svorio metimo mokslu ir turiu ir tą maisto technologo bakalauro, Human Nutrition magistro laipsnį. Tad turėjau savo žinių radijo laidą, esu autorius vienos knygos, esu Lietuvos čempionas, esu daugkartinis čempionatų prizininkas ir visą laiką tas tikslas buvo šviesti visuomenę. Tai tiek ir norėjau pasidalinti su jumis, kad tas svorio metimas nėra sudėtingas, kai žinote, ką tiksliai daryti, be jokių nesąmonių ir ten kažkokių iškraipimų. Tai jeigu jums reikia papildomos pagalbos, kaip jūs galite susiplanuoti tą savo mitybos racioną, tai drąsiai galite man parašyti asmeninę žinutę. Įsigilinsiu jūsų tą individualią situaciją ir mes tada galėsime kartu padirbti, kad tuos tikslus pasiektumėte žymiai greičiau. Tai ačiū, kad išklausėte šį video. Tikiuosi video buvo naudingas ir pasimatysime kitą kartą. Iki greito, mielieji.